Kai mano plunksna pirmą kartą palietė popierių, staiga išgirdau moters balsą, kurio niekada anksčiau nesu sutikęs. Nesirašyk šito, kitaip tavo sesuo nesurinks nakties, ji tarė, jos pirštai stipriai užsikabino aplink mano riešą ir mane nustebino. Tai nebuvo įžeidimas, nebuvo dramatizmo, tai buvo desperacija. Pažvelgiau aukštyn, sutrikęs, širdis plakė greičiau, kai juoda rašalo dėmė iškilo virš parašo linijos. Aplink mus intensyvios terapijos skyrius skambėjo tyliais aparatais ir filtruotų orų, gyvenimo skaičiavimas vyko per bipus ir skaičius. Kitoje mano sesers Lilian lovos pusėje stovėjo jos vyras Viktoras, kaip sustingęs, jo veidas išduodavo šoką ir dirginimą. Man buvo sakyta, kad tai bus sunkiausias mano gyvenimo sprendimas. Aš važiavau 6 valandas iki El Paso, tikėdamasis, kad atvykau atsisveikinti. Mano sesuo Lilian gulėjo nejudėdama po plonomis baltomis paklodėmis, kvėpavimo vamzdis atsargiai pritvirtintas prie jos lūpų. Jos krūtinė kėlėsi ir leidosi tobulame ritme. Per daug tobulame, lyg kažkas būtų repeticijoje. Anksčiau slaugytoja buvo pasakiusi, kad jos nebėra visais svarbiais aspektais. Didelis insultas, jokios reikšmingos smegenų funkcijos, jokių atsigavimo šansų. Viskas, kas liko, buvo popierizmas. Viktoras Lilian vyras jau 22 metus, pats buvo padėjęs dokumentus ant šoninės lentynos. Gyvenimo pabaigos leidimas, komfortas, priežiūra, perėjimas. Ji švelniai paaiškino dokumentus, jo balsas buvo stabilus, išmoktas, beveik raminantis. Ji nenorėtų gyventi taip, sakė jis. Tu tai žinai. Aš žinojau savo seserį. Ar bent jau taip maniau. Žinojau, kad ji nekenčia ligoninių. Žinojau, kad ji tikėjo orumu. Žinojau, kad pasitikėjo Viktoru savo gyvenimu. Todėl paėmiau plunksną, kol neišgirdau to švelnaus, bet skubaus šurmulio. Prašau, sakė moteris dar kartą, jos balsas vos girdimas. Duok man 10 minučių. Tai viskas, ko prašau. 10 minučių, tik tada pastebėjau jos vardinę kortelę. Rosa Martinės, širdies monitoringo technikė, naktinė pamaina. Jos akys buvo plačios, blizgančios, tvirtai žiūrinčios į mano. Ten buvo kažkas daugiau nei rūpestis. Baimė. Tikra baimė. Viktoras staiga išgrūdo gerklėje. Ar čia kyla problema? Paklausė jis. Kambarys staiga pasidarė mažesnis, oras sunkesnis. Tai šeimos reikalas, tęsė jis, jo tonas tapo griežtesnis. Mes esame viduryje labai sunkios situacijos, Rosa nepaleido mano riešo. Pone, tarė ji, kruopščiai rinkdama žodžius. Ligoninės protokolas reikalauja, kad aš paaiškinčiau neatitikimą prieš pasirašant bet kokius dokumentus. Tai netruks ilgai, neatitikimas. Šis žodis atsiliepė mano galvoje. Viktoro žandikaulis suspaudė. Jis žvilgtelėjo į dokumentus, tada atgal į mane. Jo akys keletą sekundžių užsiliko ant plunksnos. Jaučiau, kaip kažkas pasikeitė mano krūtinėje. Tai buvo tylus įspėjimas toks, kurio aš išmokau ignoruoti per metus, kai audituodavau medicininės pretenzijas, kai skaičiai pasakojo istorijas, kurias žmonės bandė paslėpti. 10 minučių, pakartojo Rosa. Jei klystu, galėsite pasirašyti viską vėliau, bet jei aš teisi ir jūs pasirašysite dabar, niekas to nepadarys. Lėtai atitraukiau ranką ir padėjau plunksną ant stalo. Viktoras žiūrėjo į mane, jo veide atsispindėjo netikėjimas. Ką tu darai? Užgniaužiau kvėpavimą. Mano širdis plaka greitai, tačiau nustebau, kaip ramiai skamba mano balsas. Pasiruošiau apmastyti 10 minučių. Tuomet dar nežinojau, kad šios 10 minutės atskleis nusikaltimą, sugriaus santuoką ir visam laikui pakeis 2 žmonių gyvenimus. Viskas, ką žinojau, buvo tai, kad nepažįstama moteris sustabdė mano ranką. Ir kažkaip aš ją pasitikėjau. 4 dienomis anksčiau mano telefonas nuskambėjo vos auštant. Tai buvo Viktoras. Jo balsas skambėjo įtemptai, bet kontroliuotai, lyg jis skaitytų iš scenarijaus, kurį visą naktį repetavo galvoje. Jis pranešė, kad mano sesuo Lilian nualpo miegodama.
Jis rado ją ant miegamojo grindų, kai nuėjo ją pažadinti. Greitai atvyko greitosios medicinos pagalbos, tačiau jie negalėjo nieko padaryti, išskyrus palaikyti ją gyvą su aparatais. Didelis insultas, tarė jis. Staigus. Be įspėjimo, gydytojai nebuvo optimistiški. Prisimenu, kaip stovėjau savo virtuvėje Santa Teresoje, žiūrėdama į kavą, kurią ką tik pasidariau ir stebėdama garus kylant nuo puodelio, kol jis kalbėjo. Man atrodė keista, kad jis niekada nesustodavo verkti. Nei karto. Jis kalbėjo pilnomis sakinių struktūromis, aiškiai ir efektyviai, tarsi informuotų mane apie nesėkmingą verslo sandorį. Jis pasakė, kuriame ligoninės skyriuje ji yra, kada ji atvyko ir kad neurologas teigė, jog nėra jokios reikšmingos smegenų funkcijos. Tada, nepadaręs jokios pertraukos, jis ištarė kažką, kas man nepatiko. Lilian nenorėtų gyventi taip. Marta, turėtume pasiruošti. Pasiruošti, tai atrodė per anksti. Per anksti. Paprašiau, kad man perduotų gydytoją. Jis pasakė, kad man paskambins vėliau. Paklausiau, ar Lilian prieš tai buvo ką nors pasakiusi. Jis atsakė, kad ne. Ji miegojo ramiai. Tada jis paminėjo dokumentus. Tiesiog, kad nebūtum nustebinta, kai atvyksi. Jie gali paprašyti tavęs padėti priimti sprendimus. Tu esi jos sesuo. Šeimos reikalai. Tuo momentu mano skrandis susisuko. Po pokalbio ilgai sėdėjau virtuvės stalui, vėl ir vėl peržvelgdama skambutį savo mintyse. Svarsčiau, kad galbūt per daug galvoju, kad gedulas turi įvairių formų, kad Viktoras ko gero yra šoke, tačiau kažkas atrodė per daug tvarkinga, per daug organizuota. Susikroviau nedidelį krepšį ir išvažiavau į vakarus, dykumą besitęsiančią abipus kelio. Kiekvieną mylę prisiminimai apie Lilian kildavo nepašalinti. Jos juokas staigus ir garsus. Kaip ji dainuodavo, kai gamindavo. Pranešimas, kurį ji man atsiuntė prieš 2 naktis iki skambučio. Turime pasikalbėti, kai turėsi laiko. Galvoju apie pokyčius, jokio konteksto, jokio paaiškinimo, tik tiek. Kai vėlai tą vakarą pasiekiau jų namus El Paso, Viktoras ten nebuvo. Namai atrodė tarsi paruošti modeliai, kiekviena paviršių spindėjo švara. Jokio panikos ženklo. Nėra apvirtų baldų, nėra sulaužytų stiklų, tik silpnas cheminis kvapas miegamajame, kurį negalėjau identifikuoti. Instinktyviai nuėjau prie jos naktinio staliuko. Jos telefonas buvo dingęs. Viktoras pasakė, kad policija jį paėmė. Ta naktį ligoninėje, kai atvykau, jis apkabino mane, jo rankos buvo standžios, o krūtinė vos judėjo. Viskas vyko greitai, kai jis mane vedė tiesiai į intensyviosios terapijos skyrių, kalbėdamas apie gydytojus, prognozes ir tai, kaip stipri visada buvo Lilian. Niekada nesiteikė paklausti, kaip jaučiuosi aš. Kai pirmą kartą stovėjau šalia jos lovos ir stebėjau, kaip mašinos kvėpuoja už ją, pastebėjau kažką keisto. Lilian atrodė ne kaip kovojanti už savo gyvybę, bet kaip žmogus, kuris buvo atidžiai užmigdytas. Bandžiau įtikinti save, kad tai nieko nereiškia. Tačiau po 4 dienų stovėdama toje pačioje ECI su rašikliu rankoje ir svetimu žmogumi, šnabždančiu man sustoti, kiekviena to skambučio detalė vėl sugrįžo, bet šį kartą su nauju svoriu. Kai kurie skambučiai keičia gyvenimą dėl to, kas pasakyta, kiti dėl to, kaip sklandžiai tai pasakyta. Ir aš pradėjau suprasti, kurio tipo skambutį gavau. Kita diena prabėgo keistame, lyg sustojusiame rūke, lyg laikas pats lėtai tekėtų intensyviosios terapijos skyriuje. Gydytojai ateidavo ir išeidavo, visada mandagūs ir ramūs. Jie kalbėjo atsargiai žodžiais, pilnai švelnių tikrumų ir klinikinio atstumo, apie sunkius neurologinius pažeidimus, be reikšmingos reakcijos, prastą prognozę. Bet kiekvieną kartą, kai paklausdavau apie išsamius vaizdus ar EG ataskaitas, man sakydavo, kad jos peržiūrimos arba kad atsakingas gydytojas paaiškins vėliau. Tačiau vėliau niekada neatėjo. Viskas, kas nuolat grįžo, buvo Viktoras. Jis visada buvo šalia, kai gydytojai tikrindavo Lilian.
Visada stovėdavo šalia lovos, viena ranka remdamasis į turėklą, tarsi reikalaudamas to jis atsakydavo į klausimus dar prieš kam nors kitam spėjus atsiliepti. Kai vienas neurologas paklausė, ar Lilian turėjo kokių nors ankstesnių simptomų, Viktoras iš karto atsakė: jokių galvos skausmų, jokių svaigimų, puikiai sveika. Stebėjau, kaip gydytojas linktelėjo ir nuėjo toliau, nė karto nepažvelgęs į mane. Tada pasirodė Naomi. Ji atėjo vėlai pirmąją naktį, į kambarį įžengdama tarsi priklausytų šiai vietai. Aukšta, nepriekaištingai apsirengusi, jos plaukai visada buvo tobulai suformuoti, net ir keistais laikais. Viktoras greitai ją pristatė: ji čia, kad padėtų mums per tai, pasakė jis. Pacientų tarpininkė, laukiau, kol ji parodys pažymėjimą, bet to niekada nebuvo. Naomi stovėjo per arti Viktoro, liečianti jo ranką, kai kalbėjo, ir pasilenkdama, kai šnabždėjo. Kartą užtikau juos apsikeičiant žvilgsniais, kurie neturėjo nieko bendro su liūdesiu, bet viską su koordinavimu. Kai paklausiau, su kuria agentūra ji dirba, Naomi mandagiai nusišypsojo ir pakeitė temą. Maži dalykai pradėjo kauptis. Viktoras nuolat primindavo apie išlaidas. Negarsiai, negrubiai, tik pakankamai, kad pasėtų mintį. Kiekviena diena ECI buvo brangi. Draudimas padengtų tik tam tikrą dalį. Lilian nenorėtų, kad jo santaupos būtų iššvaistytos be reikalo. Jo pasakyta be reikalo įstrigo mano galvoje. Vieną popietę, kai jis galvojo, kad esu tualete, išgirdau jį švelniai kalbantį koridoriuje. Jo tonas buvo kitoks. Aštrus, spaudžiantis, skubantis. Mes negalime ilgiau laukti, sakė jis. Tai turi būti padaryta, kol vertinimas galioja. Pastebėjęs mane, jis per greitai nusišypsojo ir paklausė, ar man ko nors reikia. Pradėjau atidžiau stebėti pačią Lilian. Mašinos pasakojo vieną istoriją, tačiau jos kūnas skleidė visai kitokią. Jos oda buvo šilta, o rankos neįtemptos. Kartą, kai slaugytoja valė jos kvėpavimo takus, man pasirodė, kad ji vos sutraukė kaktą. Pasakiau tai Viktorui, tačiau jis atsainiai numojo ranką. Refleksas, tarė jis. Doktoras sakė, kad tai nieko nereiškia. Ta naktį vienoje iš lankytojų poilsio erdvių bandžiau prisijungti prie Lilian medicininės sistemos savo planšetėje, tačiau dėja mano prieiga buvo pribota. Tik Viktorui buvo suteikta pilna teisė. Vėl ir vėl sakiau sau, kad tikriausiai įsivaizduoju dalykus ten, kur jų nėra, kad gedulą jaučiu kaip įtarimą, kad ligoninės yra chaotiškos vietos ir ne viskas vyksta pagal mano grafiką. Tačiau aš praleidau dešimtmečius tikrindamas dokumentus, kurie atrodė visiškai teisėti paviršiuje, tačiau buvo supuvę apačioje. Ir viena mintis nuolat grįždavo tyliai, bet nepaliekančiai. Jei mano sesuo tikrai dingo, kodėl visi atrodo tokie įsigandę laiko? Kodėl toks skubėjimas? Kodėl toks spaudimas? Kodėl nuolatinė kažkieno buvimo šalia? Kodėl ta moteris, kuri nesugebėjo prisistatyti? Trečiosios dienos rytą aš nustojo klausti savęs, ar kažkas negerai. Dabar klausiau savęs, kaip giliai tai eina, ir pradėjau suprasti, kad atsakymai nebus pateikti lengvai. Jie turės būti atskleisti. Rosa nevedė manęs į biurą. Ji nuvedė mane per siaurą šoną koridorių, kurio anksčiau nepastebėjau, pro užrakintą atsargų kambarį ir į mažą patalpą, pripildytą monitorių ir burbuliuojančios įrangos. Šviesa buvo prislopinta, ekranų šviesa metė šešėlius ant jos veido. Tik tada ji paleido mano riešą. Jos rankos drebėjo. Aš neturėjau to daryti, tyliai pasakė ji. Jei jie sužinos, kad tave atitraukiau, galiu prarasti darbą. Bet negalėjau miegoti, žinodama, ką mačiau. Lėtai sėdau, mano kojos taiga tapo silpnos. Ką tu matei? Rosa giliai įkvėpė, tyliai mąstydama. Aš dirbu naktimis. Širdies ir neurologinė stebėsena. Nuo tada, kai tavo sesuo atvyko, aš stebiu jo signalus. Ji pasuko vieną monitorių į mane. Ekrane pulsavo linijos. Formos, kurias atpažinau pakankamai gerai, kad žinčiau, jog jos nėra plokščios. Jie sako, kad ji neturi prasmingos smegenų veiklos, tęsė Rosa. Tai netiesa, mano širdis praleido dūžį. Ką tu turi omeny?
Netiesa, yra reakcijos, pasakė ji. Mažos nepastovios, bet realios. Kai sedacija sumažinama net šiek tiek, jos smegenys reaguoja, širdies ritmas keičiasi, veido raumenys reaguoja. Tai neturėtų nutikti, jei ji iš tikrųjų būtų smegenų mirusi. Aš žiūrėjau į ekraną, tada vėl į Rosą. Doktoras sakė, doktoras mato tai, kas yra grafike, ji švelniai pertraukė. O grafikas nėra švarus, ji išsitraukė telefoną ir atidarė aplanką. Viduje buvo ekrano nuotraukos su medikamentų žurnalais, raudonai apibrėžtomis laiko žymėmis. Kiekvieną kartą, kai Viktoras ateina vienas, sedacijos lygiai pakyla per valandą. Ne tiek, kad ją nužudytų, o tik tiek, kad ji liktų nesąmoninga. Pakankamai, kad vertinimo metu atrodytų blogiau. Mano krūtinė susitraukė. Ar tu sakai, kad jis tai užsako? Ne, atsakė Rosa. Jis neturi teisės to daryti. Naktis buvo tamsi, o ligoninės koridoriai skendėjo neįprastoje tyloje. Rosa, mano patikima draugė, pasidalino paslaptimi, kuri, kaip vėliau supratau, galėjo pakeisti viską. Kai aš pirmą kartą tai pastebėjau per naktinę pamainą, pagalvojau, kad gali būti kažkas negerai. Mano žvilgsnis užkliuvo už Victor, jis visada būdavo šalia, kai buvo atliekami egzaminai. Kai pranešiau apie tai, Rosa nuleido balsą. Nežinau, ar galiu pasitikėti tuo, ką matau. Gydytojas viską patvirtino, sakė ji. Bet ji nebuvo tikra, nes Victor ir gydytojas atrodė esantys gerai pažįstami, dalindavosi pokalbiais kavinėje kaip seni draugai. Tuo momentu man pasidarė per ankšta, lyg viskas aplink mane pradėtų trukinėti. 2 vakarus atgal, aš atėjau anksti apie 1:30 ryto. Pamačiau Victor ir tą moterį tavo sesers kambaryje, tęsė Rosa. Aš iškart supratau, kad kalba apie Naomi. Durys buvo uždarytos. Tai nebuvo leidžiama. Kai įėjau, infuzijos pompa buvo pakeista, o medikamentų maišelis nesutapo su tuo, ką mačiau anksčiau. Rosa prisiminė, kaip Victor pasakė, kad gydytojas pakeitė planą. Tuo metu Naomi stovėjo prie durų, tarsi blokuodama mane. Rosa sunkiai nurijo. Po to, kai jie išėjo, patikrinau maišelį. Jo koncentracija buvo neteisinga. Ji parodė man nuotraukas, aišku, infuzijos etiketės vaizdą, kitą, kur Victor lenkėsi prie pompos ir dar vieną, kur Naomi stovi kaip sargyba. Aš viską nukopijavau. Nežinojau, ką daryti. Bijojau, kad jie viską sunaikins. Man buvo šalta visame kūne. Kodėl man sakai? Paklausiau. Kodėl nenuėjai į policiją? Rosa akis prisipildė ašarų. Nes be tavo parašo jie negali judėti pirmyn. Be jo, ji vis dar saugoma. Bet kai tik pasirašysi, viskas, ką jie daro, taps legaliu. Šie žodžiai man trenkė su šokiruojančia aiškumu. Jie laukia manęs, Rosa linktelėjo. Jiems reikalingi dokumentai. Jie turi atrodyti kaip gailestingumas. Aš atsilošiau, o mano mintys šoko kaip pakvaišusios. Jei Rosa buvo teisė, mano sesuo nemiršta. Ji buvo laikoma prabudimo būsenoje. Ir kažkas tikėjosi, kad mano liūdesys užbaigs šį žaidimą. Kiek turime laiko? Paklausiau. Rosa pažvelgė į sieninį laikrodį. Gal minutės, gal mažiau. Tuomet neturime jų švaistyti, atsakiau, atsistojęs. Rosa nustebusi žiūrėjo į mane. Ką ketini daryti? Aš pažvelgiau į ją, jaučdamas, kaip viduje kažkas sustiprėjo. Aš priversiu juos manyti, kad jie yra ant pergalės slenksčio. O kol jie stebės rašiklį, mes atskleisime tiesą, kurios jie manė niekas nepastebės. Kol Rosa tyliai skubėjo atgal prie stebėjimo stoties, aš likau sėdėti akimirką, stengdamasis nuraminti kvėpavimą. Panika galėjo sugadinti viską. Liūdesys iškreipė mano sprendimus. Man reikėjo aiškumo, o ne emocijų. Taigi padariau tai, ką visada darydavau, kai kas nors nesutapdavo. Sekiau pinigus. Victor visada gyveno patogiai, neafišuodamas prabangos, bet su tuo apgalvotu stiliumi, kuris rodė kontrolę. Jo namas Elpase buvo ant kalvos, iš kurios atsivėrė miesto šviesų panorama. Automobiliai buvo nauji, bet praktiški.
Atostogos kruopščiai suplanuotos ir įamžintos nuotraukose. Iš išorės atrodė, kad jis sėkmingas. Bet sėkmė palieka pėdsakus kaip ir desperacija. Laukdami prie mano sesers kambario, Viktorui ir Naomi atrodė, kad aš vis dar užtrunku dėl hospitalinių formalumų. Tuo tarpu aš atsidariau savo nešiojamąjį kompiuterį lankytojų poilsio zonoje ir prisijungiau prie sistemų, kurioms vis dar turėjau prieigą. Nors pensija išėmė mane iš darbo rinkos, 40 metų patirtis nebuvo pamiršta. Viešieji registrai suteikė daugiau nei pakankamai informacijos. Supratau, kad Viktorui neseniai buvo refinansuoti 2 komerciniai pastatai, tačiau abu projektai vėlavo, o vienas jau buvo pradelstas. Mano skrandis ėmė jausti nerimą. Patikrinau draudimą. Lilena visada buvo atsargi su pinigais, konservatyvi. Ji kartą juokavo, kad draudimas skirtas tiems, kurie planuoja gyventi pakankamai ilgai, kad gailėtųsi, jog jo neturi. Prisimindavau, kad prieš 5 metus ji buvo pasirašiusi gyvybės draudimo polisą, tačiau nesugebėjau prisiminti atnaujinimo. Pasitikrinus paaiškėjo, kad prieš 6 mėnesius polisas buvo pakeistas, o jo vertė padidinta iki 4,2 milijono dolerių. Vienintelis naudos gavėjas buvo Viktor. Jokių kitų vardų, jokių seserų. Žiūrėjau į ekraną, kol raidės ėmė blukti. 6 mėnesiai. Būtent tuo metu Lilena buvo minėjusi, kad jaučiasi neramiai. Būtent tada ji manęs klausė apie nekilnojamojo turto planavimą per vieną iš mūsų pokalbių, sakydama, kad nori remti jai svarbias priežastis. Man rankos sukruto, kai uždariau nešiojamąjį kompiuterį. Tai niekada nebuvo apie gailestį. Tai buvo apie laiką. Minčių sraute prisiminiau, kaip Viktor kalbėjo apie išlaidas, apie tai, kad neturėtume ištuštinti jos turto, apie orumą. Naomi pasitikėjimas, jos pažinimas su teisinė kalba, stebint viską kaip šachmatų lentą, tai buvo strategija, o ne kantrybė. Tuo metu, kai šios mintys sukosi mano galvoje, išgirdau jų balsus artėjančius koridoriumi. Iš pradžių jie skambėjo švelniai, vėliau tapo ryškesni. Tai trunka per ilgai, tarė Viktor. Ji turėjo jau pasirašyti, Naomi atsakė tyliai, būk rami. Spaudimas sukelia klaidas. Mums reikia jos bendradarbiavimo, o ne sutikimo. Paspaudžiau save gilyn į kėdę, klausydamasi. Kai tik popieriai bus pasirašyti, tęsė Naomi, likusi dalis yra automatinė. Nieko neabejojama dėl komforto priežiūros. Tai sukurta, kad viskas baigtųsi tyliai, Viktor atsikvėpė. Ir tada mes esame laisvi, šis žodis skambėjo mano galvoje. Laisvi nuo skolų. Laisvi nuo pasekmių. Laisvi nuo mano sesers. Jie sustojo tiesiai už poilsio zonos durų, galėjau matyti jų šešėlius pro stiklą. Supratau, kad tai nebuvo staigus nusikaltimas, gimęs iš panikos. Tai buvo lėtas apgalvotas veiksmas, suplanuotas aplink teisinę kalbą ir ligoninės politiką, kuri atrodė užjaučianti, bet iš tiesų atimdavo tai, ką mano sesuo dar turėjo - laiką. Kai jie įžengė, atsistojau, stengdamasi išlaikyti neutralų, nuovargio kupiną veidą. Atsiprašau už vėlavimą, pasakiau tyliai. Tiesiog reikėjo akimirkos. Viktor pečiai iš karto atsipalaidavo, o Naomi nusišypsojo su profesionaliu šilumu. Žinoma, tarė Naomi. Šie sprendimai yra sunkus, taip sutikau. Kai viskas buvo įtempta, Viktor nesuprato mano žodžių šešėlio. Jis mostelėjo atgal link intensyvios terapijos skyriaus. Ar dabar pasiruošusi, paklausė jis. Aš pažvelgiau į jį. Ar tikrai? Į jį žiūrėjau ir mačiau negedinti vyrą, bet žmogų, kuris stebi laikrodį. Beveik, atsakiau. Turiu suprasti dar vieną dalyką prieš pasirašydama. Eidami atgal prie mano sesers kambario, mano širdyje buvo viena baisi tiesa. Jie manė, kad sunkiausia jau praeityje, tačiau neturėjo nė menkiausio supratimo, kad pati pavojingiausia dalis tik prasideda. Pasakiau Viktorui, kad esu pasiruošusi. Ne visiškai užtikrintai, tiesiog pakankamai, kad jis patikėtų, jog laukimas baigėsi.
Eidami kartu su Victor, Naomi šiek tiek atsilikusi, jos kulniukai tyliai dundėjo ant blizgančio grindų paviršiaus, pastebėjau, kaip Victor žingsniai pagreitėjo artėjant prie įceif durų, kaip jo pečiai atsipalaidavo, tarsi pagaliau nusikratė svorio. Dokumentai buvo tik ten, kur jis juos paliko. Ir rašiklis taip pat. Atsisėdau kėdėje šalia sesers lovos ir paėmiau pirmąjį puslapį, lėtai peržvelgdama žodžius, kuriuos jau gerai supratau. Palaikomoji priežiūra, paramos nutraukimas, jokios ypatingos priemonės. Victor pasilenkė į priekį. Tikrai neturėtume ilgiau delsti. Linktelėjau. Žinau. Tiesiog turiu paaiškinti vieną dalyką prieš pasirašydama, kad ramiau miegotų. Naomi priartėjo. Ką nori išsiaiškinti? Aš pažvelgiau į grafiką, pritvirtintą prie lovos galo, vaistų sąrašą, laiko žymes, visą tą tvarkingumą. Norėčiau suprasti tikslę jos neurologinių vertinimų chronologiją, pasakiau ypač tuos, kurie buvo atlikti padidinus sedaciją. Victor pasidarė įtemptas. Tai tvarkė gydytojai, esu tuo informuota, ramiai atsakiau. Bet kaip seseriai turiu teisę suprasti, kaip buvo priimti tie sprendimai. Naomi šyptelėjo, tačiau jos akys patamsėjo. Tai ne laikas auditui. Tuo metu Rose balsas nuskambėjo per interkomą slaugytojų poste koridoriuje. Kodo konsultacija IC3. Victor greitai pasuko galvą link garso. Kas tai? Tikriausiai nieko, skubiai atsakė Naomi. Rutininė konsultacija, bet aš jau stovėjau. Atsiprašykite, pasakiau, vėl padėdama dokumentus. Man reikia stiklinės vandens. Victor atidarė burną, kad prieštarautų, bet tada ją uždarė. Per daug akių koridoriuje. Per daug dėmesio. Išėjau tiek, kad galėčiau pamatyti Rosą prie stalo, jos rankos judėjo greitai, veidas išblyškęs, bet susikaupęs. Šalia jo stovėjo man nežinomas vyriškis vyresnis pilkšvų plaukų, jo veidas atrodė kaip audra, kai jis linkdavo per duomenį savo planšetėje. Daktarė Nevan, Rosa šnabždesiu kreipėsi į mane. Vyriausias neurologas nesusijęs su prižiūrinčiu gydytoju. Jis pažvelgė į mane. Ar tu sesuo? Taip, jis nesumažino tono. Tavo sesuo nėra smegenų mirtis. Šie žodžiai krito kaip elektros smūgis. Jos sedacijos lygiai yra pavojingai aukšti ir mediciniškai nepagrįsti, tęsė jis. Jos EG rodo išlikusią funkciją, kuri turėjo būti toliau vertinama kelias dienas atgal. Kas nors pakeitė jos gydymo planą. Prieš mane staiga pasigirdo Viktoro balsas, pakylantis virš įprasto tono. Kas čia vyksta? Paklausė jis, matydamas, kaip Rosa stengiasi suvaldyti situaciją. Reikia saugumo, tarė ji, jos balsas skambėjo tvirčiau nei anksčiau. Viktorui žengus į koridorių, jo veidas tapo raudonas. Tai nepadoru. Negalite kištis taip. Jo žodžiai skambėjo kaip iššūkis. Dėjo Vin lėtai pasuko į Viktorą. Pone Hail, jūs nebebūsite leidžiamas dalyvauti vertinimuose. Naomi pasiekė Viktorą, švelniai jį palietusi. Turėtume eiti. Tačiau buvo per vėlų. Koridorius gale pasirodė du uniformuoti apsaugos darbuotojai, juos sekė ligoninės administracija. Vienas iš jų laikė planšetę. Mes turime vaizdo įrašus, tarė administratorius, iš pastarųjų 72 valandų ir iš rezidencijos. Viktoras sustingo. Vaizdo įrašai. Administratorius pasisuko pirmiausia į mane. Mačiau Viktorą mano sesers kambaryje vėlai naktį, kaip jis reguliuoja infuzijos pompą, o Naomi stovi prie durų, stebėdama koridorių. Kitas įrašas rodė Viktorą, įžengiantį į namus prieš kelias dienas, laikantį mažą izoliacinį dėžutę. Dar vienas, kaip jis paliko miegamąjį vos prieš 20 minučių iki skubios pagalbos skambučio. Mano keliai nuleido, bet aš išlikau vertikaliai. Tai nesusipratimas, pasakė Viktoras, jo balsas drebėjo. Aš vykdžiau nurodymus. Administratorius pakratė galvą. Nurodymai buvo suklastoti. Dėjo Vin pažvelgė į mane. Jei būtumėte pasirašiusi tuos dokumentus, ji būtų buvusi atjungta per valandą. Mintise prisiminiau rašiklį, šnabždėsi 10 minučių.
Už mūsų nugarų artėjantys sirenų garsai dar labiau sustiprėjo. Grįžau į Lilian kambario vidurį ir vėl paėmiau rašiklį. Viktoras sekė mane, jo veidas išraudęs nuo panikos. Prašau, jis tyliai šnabždėjo, nedaryk to. Pažvelgiau į jį per sesers lovą. Aš nedarau, atsakiau ir tada apsisukau, kai durys atsivėrė, atskleidžiančios 2 policininkus, žengiančius į vidų. Aš leidžiu tiesai tai padaryti. Ir pirmą kartą nuo šio košmaro pradžios pamačiau, kaip baimė pakeitė Viktorą. Tai buvo ta baimė, kuri kyla, kai laikas pagaliau baigėsi. Kai policininkas įžengė kambaryje, iš karto pasidarė tyku. Monitorių ritmiškas garsas staiga pasidarė per daug garsus, kiekvienas bėpas skambėjo kaip skaičiavimas atgal. Viktoras stovėjo lovos gale, jo lūpos judėjo, tačiau žodžiai buvo tarsi užstrigę už dantų. Nomi žengė žingsnį atgal, jos ramybė trūko, atskleisdama paniką po paviršiumi. Pirmasis prabilo vienas iš policininkų. Pone Hale, turime paprašyti jūsų atsitraukti nuo paciento. Tai klaida, greitai pasakė Viktoras. Aš jos vyras. Turiu teisę čia būti. Nedaugiau, atsakė pareigūnas. Paėmiau rašiklį dar kartą, jaučiant jo svorį pirštuose. Viktoro akys įsikibo į jį, desperacija užplūdo jo veidą. Marta, prašau, jis sušnabždėjo, nuleisdamas balsą. Tu esi emocinga. Tai ne tu. Lilian nenorėtų chaoso. Tuo momentu pažvelgiau į jį ir uždaviau klausimą, kuris man ant krūtinės kirbėjo nuo tada, kai Rosa mane pirmą kartą pašalino į šalį. Kada tu nusprendei, kad mano sesuo daugiau vertinga mirusi nei gyva? Žodžiai pakibo ore. Nomi staiga įkvėpė, o Viktorija žiūrėjo į mane, lyg būčiau ją sudavusi. Kokį klausimą tu užduodi, sušuko jis. Tu liūdi, ar tikrai? Tyliai atsakiau. O gal pagaliau pradedu matyti aiškiai. Priėjau arčiau prie lovos ir padėjau ranką ant Lilianos šiltų pirštų. Ji šiek tiek pajudėjo po mano prisilietimu, toks mažas judesys, kad tik atsargus stebėtojas galėtų jį pastebėti. Viktorija, matydamas tai, prarado spalvą veidę. Tai neįmanoma, sušnabždėjo jis. Doktoras Vin žengė žingsnį pirmyn. Tai ne. Jo sedacija jau mažinama. Ji jau kurį laiką reaguoja. Viktorija atšoko atgal, atsitrenkusi į Nomi. Tu sakei, kad tai baigsis šiandien, Niome sušnabždėjo. Tu sakei, kad dokumentai bus baigti, vienas iš pareigūnų pakėlė antakį. Dokumentai, kad užbaigtum ką tiksliai, Nomi burna užsivėrė. To ir užteko. Antrasis pareigūnas žengė pirmyn, ranka ant antrankių. Viktorija Hale, tu esi sulaikomas apklausai dėl bandymo pakenkti savo žmonai. Bandyti pakenkti, sušuko Viktorija. Tai absurdiška. Aš nieko blogo nepadariau. Viskas, ką dariau, buvo patvirtinta, kuo, paklausė doktoras Invin. Gydytojas, kuris klastojo dokumentus ir priėmė mokėjimus iš tavo fiktyvios kompanijos. Viktorijos kojos atrodė, lyg prarastų jėgas, jis pasiekė lovos turėklą, tačiau tada ranką atitraukė, lyg būtų nudegęs. Nomi bandė prasmukti pro pareigūnus link durų. Sustok, sušuko vienas iš jų. Ji pabėgo, tačiau per 3 žingsnius saugumo darbuotojai blokavo jai kelią ir privertė ją ant žemės. Jo šauksmas aidėjo koridoriumi, aštrus ir žiaurus, visiškai priešingas ramiai balsu, kuriuo ji kalbėjo visą savaitę. Viktorija tai stebėjo kaip sustingęs. Kai antrankiai užsisegė aplink jo riešus, jis pagaliau vėl pažvelgė į Lilianą. Iš tiesų pažvelgė į moterį, kurią buvo apskaičiavęs iš savo gyvenimo. Tu turėjai miegoti, sušuko jis. Priartėjau prie jo, mano balsas buvo toks tylus, kad tik jis galėjo išgirsti. Ji tiesiog nemirė. Pareigūnai vedė jį link durų, o jo protestai virto neaiškių murmėjimų. Nomi sekė paskui, dabar jau verkdama, jos blakstienų tušas nutekėjo per veidą. Kai durys susidarė, kambarys tapo kitoks, lengvesnis, tarsi kažkas toksiško pagaliau buvo pašalinta. Doktoras Vin atsisuko į mane. Mes perkeliame tavo seserį į saugią vienetą.
Jos gydymo planas bus iš naujo nustatytas iš karto, nodėjau negalėdama ištarti nė žodžio. Kol jie ruošėsi perkelti Lilijaną, jos vokai šiek tiek suvirpėjo, pakankamai, kad primintų man, jog klausimas, kurį uždaviau, ne tik sudaužė vyrą, bet ir išgelbėjo gyvybę. Po 3 dienų sėdėjau šalia Lilijanos lovos kitoje intensyviosios terapijos skyriuje, saugomame kodų ir užrakintų durų, kur Viktorijos vardas nebuvo net artimiausiuose dokumentuose. Čia mašinų garsai skambėjo ramiau, mažiau skubotai. Jos kvėpavimas dabar buvo jos pačios, netolygus, bet tikras. Sunkus sedacijos rūkas buvo palaipsniui nuimtas, lyg kas nors atitraukinėtų užuolaidas po ilgos nakties. Laikydama jos ranką, piešiau silpnas jos odos dėmeles, kai tai nutiko. Jos pirštai pajudėjo. Pirmiausia pagalvojau, kad tai mano vaizduotė. Ta pati nevilties viltis, kuri bandė mane apgauti anksčiau, tačiau tada jos vokai suvirpėjo 1 kartą, 2 kartą ir lėtai neįmanomai jie atsivėrė. Lilian žiūrėjo į mane, jos akyse sklandė sumišimas. Martva, jis sušnibždėjo, jos balsas buvo grubus, vos girdimas. Kodėl viskas atrodo taip sunku? Aš sulūžau, aš juokiausiai ir verkiau vienu metu, prispaudusi jos ranką prie savo skruosto. Tu mane išgąsdinai, pasakiau. Tu mane labai išgąsdinai. Per ateinančias valandas ir dienas tiesa iškilo pilna. Victor buvo skęstantis skolose po nepavykusio plėtros projekto. Nomi buvo jo pabėgimo planas ir bendražygė, tiekianti jam teisinių terminų ir sinchronizuojanti viską su ligoninės politika. Gydytojas, pasirašęs pakeistus dokumentus, prisipažino, kai buvo konfrontuota su Rosos išsaugotais duomenimis. Pinigai keitėsi rankomis. Etika dingo. Bet Lilian išgyveno. Jai reikėjo mėnesių reabilitacijos. Ji vaikščio su lengvu šlubavimu. Kai kurios atmintys grįš lėtai, kitos niekada visiškai negrįš. Bet ji buvo gyva ir tai buvo viskas. Byla ėmė judėti greitai, kai įrodymai tapo neabejotini. Victorui buvo pareikšti kaltinimai dėl bandymo nužudyti ir sąmokslininkystės. Nomi laukė tas pats likimas. Gydytojas prarado licenciją ir laukė teismo. Lilian iš pradžių neklausė apie Victorą. Kai pagaliau paklausė, tai buvo tik vienas sakinys. Aš juo pasitikėjau, ji tyliai pasakė. Aš suspaudžiau jos ranką ir pasakiau, kad tai nebuvo tavo kaltė. Po kelių savaičių, kai ji buvo pakankamai stipri, kad paliktų ligoninę, kartu žengėme į El Paso saulę. Ji užsimerkė ir leido šilumai apgaubti jos veidą, kvėpuodama lyg kas nors, kuris pirmą kartą ragauja orą. Aš vis dar čia, pasakė ji. Ir beveik nebuvau, tą naktį sėdėdamos kartu tyloje, supratau kažką, kas išliko su manimi. Blogis ne visada ateina rėkia ar smurtu. Kartais jis ateina su dokumentais, kantrybė ir švelniai į jūsų rankas padėta plunksna. Jei Rosa būtų tylėjusi, jei būčiau ignoravusi tą šnabždesį. Jei būčiau pasirašiusi, nes visi sakė, kad skubėti, ši istorija būtų pasibaigusi labai kitaip. Vietoj to, ji tapo priminimu. 5 pamokymai, kuriuos ši patirtis įsirėžė į mano kaulus. Pirmasis – pasitikėk savo instinktais, net kai autoritetas spaudžia to nedaryti. Antras – niekada neskubėk priimti sprendimo, kurio neįmanoma atšaukti. Trečias – skubėjimas dažnai yra manipuliacijos kaukė. Ketvirtas – viena drąsi balsas gali sustabdyti tragediją. 5 – ir gyvenimas yra neįkainojamas, kai kas nors nori už jį kovoti. Jei ši istorija palietė tave, skirk akimirką, kad patiktum ir pasidalintum ją. Tavo palaikymas padeda tokioms istorijoms pasiekti tuos, kuriems jų labiausiai reikia. Ir pasakyk man komentaruose, kokią pamoką tu išsinešei iš šios istorijos. Iš kurios miesto stebi? Kartais mažiausi pėdų antspaudai gali išgelbėti.